žmonės vis viena pasimauna ant sukčių pinklių. Kaip čia taip nutinka? Staigiai dabar reikia priimti sprendimą, galima pasinaudoti vienišumu gana stipriai. Nes sukčius irgi atrodo ištrauks kažką iš po stalo, sakys, čia tik tau. Protas atsijunginėja, emocijos ima viršų. Smegenys tuo metu nori išspręsti tą problemą. Ir jeigu yra pasiūlomas sprendimas, tai tada žmogus ir tą darys. Dar yra, tas romantinis sukčiavimas. Susirašinėjimai, kalbant tai, ką žmogus nori girdėti. Giriant, duodant komplimentus, kuriant ryšį. Jie labai aiškiai mato ties, kur žmogaus yra pažeidžiamumai. Man tai yra skaudžiausi šitie romantiniai. Priedo, kad pinigus praradau, dar praradau ir tą tokią atrodo draugystę. Ten yra tas emocinis skausmas. Ir jeigu šalia žmonės pradeda gėdinti, sakyti... Ką tu ten prisigalvojai, kur tavo galva buvo? Nematėjai, taigi paklas, tai kasgi internetu visus tos dalykus daro, taigi nesąmonė. Tada žmogus dar labiau užsidaro, dar jisai daugiau jaučia gėdos, kalties, jam dar sunkiau darosi.